Su mūsų sutartį čia 19 reikia diskutuoti. Valdybių sutarčių sudarimo tvarkos čia praktiškai. Ką mes 2, 6, 7, 9, 10, 11. Paskui jos vedėja buvom susitikę su mokytojais. Nu taip. Ir praktiškai yra nuspręsta. Dėl tokių aš nežinau. Aš atsiprašau, norėčiau taip atsiklausti, čia bus. Tai nu ką, pradėkime kažką, manau, kad aš taip suvokiu platesnį ratą. Dalyvavo visi komisijos nariai, atstovaujantis ir policija, ir organizacijas, ir žinybas, ir šauliai, švietimas ir panašiai, vaikų teisės apsaugos tarnyba. Ir ši programa buvo sudaryta iš pasiūlymų. Iš tų žinybų, tų organizacijų pasiūlymų komisija rinkosi, buvo sudaryta iniciatyvinė grupė, paskui tvirtino komisija galutinai ir įpareigojo pateikti tarybą, komitetams ir tarybą. Na nežinau, ar čia man vardinti punktus, ar jūs iš karto galite, kas užkliuvo, kas ko paklausti. Tai man iš karto užkliuvo. Mes darom, pirmais metais darom tą tokią prevencinį programą ir tos bendros suma 231 500. Taip, apie tą kalbą aš kartą. Ar tai, aišku, daug ką reikėtų daryti to klausimu, bet to suma, jeigu iš biudžeto praktiškai 7-6%, tai kažkokia tai, sutikim, kad tai nereali suma. Galima, bent man produktus, kadangi mes turime tokį pagrindį paskirti, mes skiriam pernai metai, 96 metais, šešiems darbams tik 100 000 skiriam, kadangi visi tampės pinigų nėra. Ta suma tokia, man, nerealiai, ne? Aš tik norėčiau įsiterpti, kad ši programa teisingai yra pirmą kartą daroma, bet kai buvo daroma Šiauliuose, tai jie virš 300 000 iš karto gavo tiek pinigų, tai programą įvykdyti. Taip, Šiaulių mestai netokie ir atitinkamai suma netokia yra. Bet kas liečia viešuosius darbus ir panašiai, čia yra, kaip matot, ir darbas su vaikais, ir visuomenės įtraukimas į tą veiklą, ir šiek tiek parėmimas policijos. Čia gan jau tokia plati yra, ir kad taip sakyti daug ar mažai, tai aš nežinau. Labai sutinkas yra klausimas, pavyzdžiui, manau, kad ta suma, kad tikrai sudarant, jeigu mes sudarom ir 3 milijonai ir bus 4. Iš tikrųjų, aš nežinau, jeigu jau tvirtinat programą prieš biudžetą, tai tokią, kokią patvirtinsit jūs, tai mes ir turėsim duoti. Bet jeigu mes šiandien dienai dar nežinom, koks tai bus biudžetas, o pasitvirtinam programas jau 8 metai. Nerealu. Turbūt reikėtų tvirtinti programą tada, kada žinosit, kiek pinigų. Kaip mes galėsim skirti iš biudžeto. Aš irgi taip mąstau, kad faktiškai reikėtų tvirtinti tokius programai savotiškai pritarti, įskirti prioritetines kryptis. Tai paskiau 98 metų programą įtraukė, kažkokį sumą įtraukė. Sako, Šiauliai gyvena 150 000 gyventojų, Tauragės mieste yra 302 000, programa tame Skau 12 000 žmonių, 304 000 mieste gyvena, o Šiauliuose gyvena virš 130 000 gyventojų gyvena rajone, mieste, rajone tų mastų sumas sudaro. Aišku, visi norai labai geri, jūs noram jų pritarė, bet finansinė galimybė tikrai nėra realios. Tada mes turėjome invalidų programą su 180 000, iš to galėjom skirti tik tai 50 000. Reikia ir pagalvoti, prieš programą darant, jau turėti pinigus, apie kuriuos realiai galima kalbėti. Labai būtų gaila, kad jeigu tik tai 50 000 programai skirti, tai tikrai būtų gaila. Tai būtų labai gerai. Būkim realistai, taip, ne? Tai gal pagal sunkumą ėmė šitą finansinę. Turbūt ir policijos parėmimas, čia kai jūsų yra įtraukta, nes policija yra parašiusi prašymą. Kita, kuris vėl prašo pinigų skirti 40%, jūs turite tikriausiai medžiagą nuo 8 metam. Taip. Bet jie tikisi, aš taip supratau, iš čia
skirti lėšų ir tos programos parėmimui iš tų procentų, taip? Ne. Taip, jie kalbėjo, taip ir komisaras turi omeny, jeigu va, Tai reiškia, du kryžiuojasi du prašymai. Komisaras prašo 40%, programa su 40% vėl. jie sakė, tai dalį skirs Skodvilės nuovadai, o kitą dalį skirs šitai Šiandien programai. atstovauju policijai, mes kalbėjom, 12 val. Kalbėjom su Tai du komisaru. prašymai, kurie yra jau... Kalbėjom su komisaru. Komisaras kalbėjo, kad vienu žodžiu, nuo baudų sumos 40% surinktų sumos būtų skiriama nuovados Skodvilės tvarkymui. Atsiprašau visų pirma, kaip komisaras negali. Nu taip, mes kalbėjom su komisaru. Iš tų 40% būtų skiriama ir Skodvilės policijos nuovados užbaigimui, ten stogas prakiuręs visiškai bėga, ir transporto įsigijimui, taip pat ir stabdyti nusikalstamumui. Ta programa praktiškai, kaip trečias punktas, rašo stabdyti nusikalstamumą, parūpinti ryšių priemonėmis. Tai iš tos sumos 40%, kur būtų skiriama, jeigu būtų skiriama, mes ir apsirūpintume apylinkės inspektorius ir ryšių priemonėmis, ir taip pat ir gyventojams ten sodo bendrijose buvo numatyta. Bet klausimas jums būtų kaip policijos atstovai, kiek jūs tikite surinkti to pinigų? Jeigu mes patvirtinam programą 40% nuo baudų sumos skirti jums, jūsų poreikiam tenkinti. Kokia tai suma sudaryti? Galbūt ta suma... Aš šitas negaliu Čia atsakyti, jį galima pasižiūrėti. pas Pirma, komisaras jos tai tikriausiai. 270 tūkstančius, tai 40% nuo tos sumos. 270 tūkstančių, 40% iš... Tai 100 kaip išeina, 20 tūkstančių. Tai čia už 9 mėnesius. Ką? Už 9 mėnesius. Už 9. Bet čia Nu, yra... tai 300 jie kažkaip taip panašiai. Nu, klausykit, o jeigu taip, mes aišku, tik tai čia toks diskusinis klausimas, ką jūs galvosit irgi, sutartum, kad 40% sumos mes patvirtinam savivaldybei skirti surinktų sumos policijai ir paskiau kažkiek dalį sumą dar papildomai skirti savivaldybės lėšų. Kokie būtų balansas čia? Ar jūs su jumis kalbėjai, ponė Džiagienė? Nežinau, aš tai pavyzdžiui turiu baudų surinkimą 600 tūkstančių užplanavus, tai jie man įvykdys tik tai 50%. 300 tūkstančių. Taip. 600 tūkstančių, o duos tik tai 300 tūkstančių. Tai mano Bet planas čia pagal vien iš juos neįvykdys. policijos eina tai 600 tūkstančių už pavaldymą. Ne vien iš policijos eina ir mokesčių baudos. Bet jie turi iš policijos. kurį bendrovė apsvarstė savo valdyboje ir pateikus skaičiavimus valdyba, pačios bendrovės valdyba pritarė, kad jau yra laikas prašyti tarybos didinti įkainius, kadangi tie įkainiai buvo labai seniai neperžiūrėti ir yra siūloma patvirtinti šiuos įkainius. Už 1 kubinį metrą kietų buitinių atliekų išvežimą, kai pakraunama mechanizuotai 24 litai 43 centai ir kai pakraunama rankiniu būdu 25 litai 42 centai. Taip pat valdyba apsvarstė ir nusprendė pakeisti žvyruotų gatvių greideriavimo įkainį, bet noriu iš karto aš tarybą informuoti. Valdybos buvo toks prašymas ir pasiūlymas, kad teiktumėm tarybai, tačiau to antrojo įkainio nėra visiškai būtina taryboje tvirtinti. Užtenka, kad jį pasitvirtina bendrovės valdyba. Na, bet jų buvo toks prašymas, aš įrašiau, tai jūsų komitetas galbūt nutars, kad tą antrąjį punktą iš vis išbraukti. Motyvai jūsų yra tokie, kad čia yra normatyvai, ne? Taip, čia yra jų jau įmonės komercinė veikla, gatvių greideriavimas ir nors iš kitos pusės tai miestas samdo, kadangi tai yra monopolistai, galbūt būtų ir logiška, kad taryba pasižiūrėtų ir ar leidžia tokius būtent įkainius priimti. Kadangi jau taip susiklostė, kol kas mes neturim tokios konkuruojančios įmonės ir miesto tvarkymui paprastai yra samdoma akcinė bendrovė Dunaukai, tai nieko nebūtų blogo, kad taryba tą įkainį ir patvirtina. Na, jūsų nuomonė. Esam dviesi dabar. 3 esam dabar. Dėl tų 22,88 litų už tą 1 kvadratį kilometrą. Po 95 metų sausio mėnesį. Tai reiškia beveik 3 metai ir buvo 16, kiek tenai buvo? Litų. Greideriavimas. 19 litų 5 centai, reiškia, už kilometrą pravažiavimo, o dabar yra 22 litai 88 centai, tai 20% pabrangimo. Turbūt vien infliacija per 3 metus. Tai aišku, didesnė žymiai.
Kokį nuomonę dėl tų klausimų turite? Vis dėlto daug. 20 kilometrą. Nu kaip, čia jokius rėmus mes nebesutaupam. Yra tikrai nedaug, kadangi kada mes skelbėm konkursą praeitais metais dėl kelių fondo lėšų įsisavinimo ir Dunokai dalyvavo ir dalyvavo dar kelios įmonės iš Jūrų regiono keliai, iš Šilutės berods buvo, tai Dunokų buvo žymiai pigesnis įkainis už aplinkinių šitų įmonių kelių greideriavimų. Mes juos ir pasirinkom, tačiau vis dėlto bendrovė nuostolė. Ką galiu už pasakyti? Reiškia, mes greideruojam su 2 greideriais savaitę laiko po miestą dirbam. Ir dabartinė kaina, kur dar seną naudojam, reiškia, per tą savaitę laiko, reiškia, 5-6 dienos kažkur mes gaunam pajamų nepilnai 3000, 2900 ten su keliais litais. Jo. Tai žiūrėjau, pelno dabar buvo apie kokius 5%. Dar ir tiek nebuvo. Faktiškai mes į nuostolį su tuo darbu jam už tai ir buvom priversti peržiūrėti tą įkainį. Čia aš esu apšvietus ir pridėjusi tokias Yra lentelių. Yra, čia yra. Yra, turi visi. Antroj pusėj turim lentelės. Nu, vien tik tą momentą, pavyzdžiui, man atrodo, kad 95 metais sausio mėnesį jie tas kainas žiūrėjo, praėjo beveik 3 metai. Praėjo bus 3 metai, tai faktiškai į kuras sukilo jo praktiškai, energija, visas mechanizmų vertė sukilo, tapalai viskas sukilo. Ir dar įkainis buvo anksčiau 280 litų, dabar yra 400 minimalus atlyginimas jau čia. Viskas yra praktiškai sukelta čia, kaip ir norit. Vis tik galima, aš, pavyzdžiui, siūlau pritarti, kaip kiti. Bet man kilo, kaip jūs? Nu taip, jeigu pažiūrėt, tai skleisti neaišku, minimalus ir kuras. Tepalai ir atlyginimas 3 metus atgal. Dabar toks būtų klausimas, irgi rajonų merijai. Aš buvau parašęs laišką dėl esmės, kad, pavyzdžiui, ten siūlyti ir finansavimo problemas. Ir tą problemas. Kodėlgi mes jį svarstėm administracijos tokiam mini pasitarime ir parašėm pasiūlymus, teiksim valdybai, ką reikėtų, kokius sprendimus tarybai priimti, kokius valdyba gali spręsti. Tai jau irgi praėjo, bet minulaik praėjo. Tos, kad siūlėm už kartą imti lizingų būdų, imti regimų pirkimus, kontroliuoti užsakymus, kurie vykdom, pavyzdžiui, miesto tvarkymo darbus, vykdo atskirus firmas. Kodėl negali vykdyti firmas, jeigu būtų komunalinis. Pavyzdžiui, kai paimsi pavyzdį, kad buvo globos rūpybos skyrius, net tas invalidų draugija privažiavimus. Darė privati firma. Kodėlgi negali to dalykų išimti? Nu, ne, tai neaišku, tai čia kaip pavyzdys yra. Bet invalidų draugijai pinigus paėmė į prašį biudžetą. Taip, jau iš invalidų programos. Taip. Tada tokiu tą klausimą. Ką? Laimėjo konkursą, taip. Suprantu, tas, taip. Bet, kaip sakant, čia jūsų daržą akmenukai, ponai. Dunokai. Galbūt aš kitin. Nemažai darbų ir be konkursų negaunam, kur nereikalingi konkursai. O kokių darbų konkrečiai? Reklamuojasi, matau, labai daug. Reklamuojamės, bet tai kaip pasakyti, kai reikia persiorientuoti, kai grinai miestui dirbom, o dabar vieną paprastą pavyzdį turiu, va prie Snoro banko darom stovime aikštelę ir įvažiavimą. Nebuvom niekada dėję trinkelių. Nu ir dabar va, šalčiai pradėjo spausti ir nespėjom pabaigti. Kai sako, jeigu mes miestui būtumėm dėję kažkur tai bortų, sakysim, pramonės gatvėje ten dabar deda, tai mums ir žinomas darbas ir mes mokam jį padaryti ir padarytumėm. O čia naujas darbas, kai sako, dar plus terminai spaudžia ir oro sąlygos nepalankios ir klimstam, kai sako. Išmoksim gal kada nors, bet tai faktiškai, kaip pasakyti, kai vien miestui dirbom, o dabar ieškom visur ir nuomojam techniką ir viską, bet tai tokie smulkus darbai, tai nenaudingi yra. Faktiškai mašiną paleidai valandai laiko į miestą, kol jinai ten suvažinėjo pas tą klientą, vien nuvažiuot, parvažiuot pas jį, jau nuostolis. 8 moksleiviai maitinami, 9 pagrindinė gamyba. Čia aš tik tai noriu ką pasakyti, kad anksčiau buvo toks valdybos nutarimas, kuris yra valdybos posėdį panaikintas, bet tas panaikinimas įsigalios tik tada, kai taryba patvirtins šią tvarką, kuri dabar yra teikiama.
Tai anksčiau buvo tos privačios įmonės atleidžiamos nuo patalpų nuomos mokesčio, nuo mokesčio už šildymą, už vandenį ir už elektrą. Kadangi pats gyvenimas verčia ir iškilo labai daug problemų ir kontrolierės ne vieną kartą ten kontroliuodamos, žodžiu, nustatė, kad šitos virėjos naudojasi savo asmeniniams tikslams ir krosnis ir elektros energiją, kadangi tai nėra limituota ir neapmokama ir nėra jokio stimulo taupyti. Todėl mes apsvarstę su direktorių taryba, čia aš susirinkau informaciją iš visų mokyklų ir siūlytumėm dabar šiek tiek tvarką tą pakoreguoti, leisti mokyklų vadovams sudaryti valgyklų panaudos sutartis, tai aišku, kad nereikėtų mokėti nuomos mokesčio, kadangi jau nuoma tai yra labai brangi. Nuomos mokestis ir patalpų šildymas jau susidaro apie 50 000 litų per sezoną, tai tikrai yra dideli pinigai ir tai yra ne per sezoną, bet per mėnesį. Ir jeigu verst mokėti, tai be abejo tas moksleivio porcija būtų labai labai brangi. Taigi ir siūlytumėm atleisti nuo šildymo mokesčio ir nuo mokesčio už vandenį. Kadangi jeigu jie mokės už vandenį ir už elektros energiją, tai yra tokie du dalykai. Labai tada pabrangtų jau moksleivių maitinimo įkainiai. Ir kitas dalykas, vandens skaitiklių beveik nei viena valgykla neturi. Aš čia susirinkau informaciją ir norint kai kuriuose mokyklose įrengti, reikia statyti net po 15-16 skaitiklių, kadangi ten daug pasirodo ateina visokių vamzdžių ir taip aiškino mokyklų vadovai, nors aš čia nežinau, kaip čia taip gali būti. Negali būti, vat už kartą, nesąmonė, šnekam. Todėl taip ir sakau, kažkaip taip. Bet sakykime, tai čia ne vien ta priežastis yra, o elektros skaitiklius turi dauguma mokyklų ir elektra maždaug per mėnesį sudaro, kai maitinasi apie 300 mokinių, 1200 litų už elektrą mokestis. Nu, aišku, netaupant. Taupant galbūt būtų tas išnaudojimas elektros ir mažesnis. Todėl mes ir siūlom, kad įmonės pačios susimokėtų už elektros energiją. Ir kadangi atsižvelgiant į tai, kad, žodžiu, jie truputėlį pasidaro šiek tiek iš šono ir įpareigojam, kad nebūtų didinami įkainiai už moksleivių maitinimą. Čia mes tą su vadovais aptarėm direktorių taryboje. Jie tą idėją pritarė, vakar diskutavom ir švietimo komitete. Na, aišku, kai praktikoje galbūt pasirodys kokių nors niuansų naujų, aš negaliu taip užgarantuoti, ar tai išeis gerai, bet vis dėlto manytumėm, kad reikia kažkokią apskaitą ir kažkokią kontrolę turėti ir kad, žodžiu, kad nesujungtų visų krosnių atėjusios virėjos ir per dieną ten kaitintų, kai reikės mokėti iš savo kišenės, gal ten neracionaliau viską darys. Toks dalykas, jums būtų klausimų faktiškai. Tai yra, nu, čia pagal mane tas suma guls, ant jaunų biudžetą guls. Vis tiek tas skirtumai kiek guls. Argi kas nori mokyklos įsirengti papildomą maitinimą, atleidimą ir taip toliau, ar nebūtų pasiūlymas įrengti vandens apskaitą? Mokyklose ir įrengti šilumos apskaitą. Jeigu iš karto... Turi tikriausiai bendrą. Nėra, yra bendra mokyklos apskaita. Ir dabar kaip nekeista, aš noriu sakyti vardinti mokyklų, kad numoja vestuvėms mokyklai, užrašo, kad vestuvės vyko 2 valandas. Nu, kad nejaugi amerikonam atvesam. Vestuvės vyko 2-3 valandas vyko vestuvės. Energetiniai resursai turi būti apskaituoti. O tai galbūt tokia pastaba mūsų įrašome įsėti, kad rekomenduoja įvesti energetinių resursų apskaitą. Taip, ne? Nu, dabar visi sako, kad mokykloje daro vasarą vestuvės daro ir vestuvės užrašo 3 valandas baliavoja. Tai mes duodam normą jiem, o jie, jeigu bus suinteresuoti mažiau mokėti, individualias tos įmonės ir įsivės. O kaip sako normą duodam? Kaip mums dabar gyventojams duoti 9 kubus žmogui? Nori, nenori, turi vesti. O gal ir tai pasiūlymas, gal ir toks pasiūlymas ir nebūtų neblogas. Taip. Vandens normą duodam tiek. Nuo mokinių skaičiaus duokit normą ir viskas. O ar jie maitinasi ar nemaitinasi. O kaip elektrą duodate už kartą? Elektra, jeigu nėra skaitiklių, iš karto pagal krosnių galingumą.
skaičiuojasi. Taip. Ne, kad abstrakčiai apleisti negalima. Abstrakčiai Ne, čia apie abstraktumą yra. Nu, tai dabar abstrakčiai yra. Pagal instaliuotą galiu būna, kiek valandų, kiek atsiskaityti. Tiek atsiskaityk tavo darbo laikas nuo tada. Apšvietimas, krosnių galimkumas. Ne, nu tai už elektrą čia yra ir siūloma, kad mokėtų. Tai jo apskaita bus ne mokykla, pačios įmonės. Tik atleisti už šildymą ir vandenį nuo mokesčių. Nu, tai čia už elektros energiją, kada jie mokės apskaitą, bus toks ir būtų, kad tai galbūt... Jeigu vanduo, tai mokės jau pati mokykla? Ne. Už vandenį taip. Jeigu atleisti, tai mokykla mokės? Taip. Mokykla už visą vandenį, kaip mokėjo, taip ir mokės. Iki šiol nemokėjo net už elektrą. Kas čia mokės? Kas mokės? Mokykla. Iš biudžeto. Biudžetas mokėtų, o čia dabar jau teisybė čia yra. Taip, iš biudžeto pinigai. Tai jie tik tais bus priversti mokėti elektrą? Tik elektrą. Nes jeigu ir už vandenį, nu žinokit, pabrangsta mokėti. Per mažai, ne? Palaukit, iš kitos pusės aš pasakysiu. Dauguma valgančių mokykloje yra tie pietus valgančių, kurie gauna nemokamą maitinimą. Nemokamą maitinimą yra skirti 2 litrai. Sakykime, Šaltinio viduriniai mokykloje valgo 300 vaikų. Iš jų 250 valgo tie, kurie gauna nemokamą maitinimą. Tai dabar lieka tokia alternatyva. Arba, sakykime, mes svarstėm tikrai labai apie tai ilgai, arba juos įpareigoja mokėti už vandenį, už elektrą, už viską. Tada mes neišvengiam kainų padidinimo. Arba bus ta porcija tiek sumažinta, kad tas vaikas tikrai nepavalgys. Tai čia yra kita pusė. Arba jeigu imti, sakykime, po 10 ar 15 centų dėti už porciją, pridėti prie nemokamo maitinimo, tai mes tą patį tik iš kitos pusės atiduodam iš rajono biudžeto vėl. Iš esmės, gamintojai negalim dotuoti, turėtų kažkaip eiti per pirkėją. Pirkėjai tuomet reikėtų kažką, tai ir pašalpas. Tai jis ir yra dotuojamas, gauna po 2 litus tą valdišką ir jie perka po tos 2 litus. Kitaip tos valgyklos neišsilaikytų, jeigu nebūtų nemokamo maitinimo. Bet kiek tas kainuos mums turėtų būti? Šiandien svarstom tik nuostatus. 6. Dėl Dunokų tarifų. Tikriausiai neverta diskutuoti, svarstom. Čia yra paprastas dalykas, bet mane domina, sakykime, kiek sudaro. Ar čia susijęs su Susiję. Tai svarstom? Svarstom. Dėl prašymų leis sudaryti panaudos sutartis. Kaip komiteto nariai? Svarstyti reikia. Svarstyti reikia. 13 pasitaisykit, jeigu atsisako. Tai bendras sutarimas. Dėl lėšų skirimo 16 priklauso, 17 taip pat. Dėl prašymo. Sakytis, sakys palikus, aš gal ne viską galėčiau pakomentuoti, bet dabar pirmiausia noriu, kad projekte pasidarytumėt kai kurios pataisymus. Antras skyrius, 3.14 punktas. Pakeisti šį sakinį truputį. Rengia pasiūlymus dėl iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomų įstaigų, įmonių ir organizacijų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo. Stilius pats. Sporto priemonė. Tai čia man atrodo, kad čia Savivaldybių nusikalstamumo ta komisija nieko bendro neturi su šito pasakytų teiginiu. Atsakysit. Ta programa buvo ruošiama anksčiau, čia bus komisaras supažindins su prašymu, gerbiami komisaro, ko prašo iš rajono savivaldybės, bet ta programa buvo ruošiama anksčiau negu prašymas. Mes taip žmoniškai kalbant pagalvojam, kad kiek mes galim ant policijos gręžti dantį, jei kažkuo tai nepagelbint. Tai čia nebūtų koks nors fondas, ten policija išėtų, jūs galite pasižiūrėti pagal pinigų sumą, kiek tiesiogiai policijai tenka iš tų bendros sumos paprasčiausiai kažko prisidėti kaip per šitą komisiją, per šitą programą prie policijos materialinės bazės pagerinimo. Jūs neteisingai supratot mano klausimą. Mano supratimu, tiek Skaudvilės nuovados aprūpinamas alkotesterių, tiek Lauksargių, reiškia, apylinkės inspektoriaus aprūpinamas autotransporto priemonė, tai yra būtent policijos komisariato administracijos darbinis klausimas, darbinis reikalas. Ir jie turi, mano supratimu, turėtų būtent tą problemą spręsti, o ne komisija stabdyti nusikalstamumą. Čia nieko, aš nežinau, gal aš neteisingai suprantu, bet man atrodo, kad būtent taip. Dabar aš norėčiau tada paklausti. Ir policijos komisariato prašymą,
kuriame yra nurodyta, kad 95 metais sprendimu gauta 20 procentų, bet tas sprendimas yra vieniems metams. Tas pats iškilo, ta pati problema ir Jurbarko rajone yra. Policijos komisariatas 96 metais nesikreipė į rajono tarybą su tokiu prašymu ir tie visi prašymai, kurie yra skiriami iš rajono biudžeto, yra jie vieniems metams, tiems biudžetiniams metams. Ir praktiškai yra, kiek suprantu, ir Tauragėj, ir tas pats Jurbarke buvo, automatiškai 20 procentų policijos komisariatas savo pasiliko. O mokesčių inspekcija turėjo išreikalauti visus pinigus, kiek privalėjo policijos komisariatas sumokėti už baudas, o rajono taryba kiekvienais metais biudžete turi numatyti. Ar procentaliai kiek skirti, ar fiksuotą sumą. Ir kiek suprantu, šitoje dabar, kai yra programa Stabdyk nusikalstamumą, kadangi dalyvauja ir policijos komisariatas, tai visos lėšos skirtos ir komisijos darbui, ir pagerinti policijos komisariato darbui, eis tik tai per šitą programą. Todėl ir yra įrašytas 5-6 punktai, kadangi tai yra kaip prašymas, kad skirti iš savivaldybės biudžeto šitos pinigus tom reikmėm. Jeigu aš neteisus, prašom pataisyti. Ne, bet kiek suprasti eina, tai turbūt eina šneka apie tai, kad iš surinktų baudų, ką surenka policija, palikti ne 20 procentų, gal 30 ar 40 ar 50, kiek ten Šilalė liktai ar 50 palieka. Jeigu aš neklystu, tai turbūt apie tai turėtumėm šnekėti. Bet tai čia apie tai ir kalba, kad nebuvo timlius nutarimas. Visas baudas turit pravesti į biudžetą. Jūs remiatės tik tais rajono tarybos sprendimu, kad 20 procentų skirtis. Bet tas sprendimas yra galiojantis vieniems metams tik tai. Kiekvienais metais jūs turite eiti... Tas sprendimas yra labai blogas. Jie stengtis kuo daugiau bausti, kuo daugiau nebausti. Geriau būtų taip skirti, o taip skirti kiekvieną pusę. Bausti, ne. Procentai bausti. Tas yra labai blogas dalykas. Ir dabar aš pažiūrėjau ant galo, 231 800 litų. Reiškia, tų pinigų nebeturi kur dėti savivaldybė, kur dabar. Yra policija, turi savo darbą, jie turi šviesti, tos vaikus šviesti ir užimtumą gal organizuoti, gal jų pagalbą, gal į tai, bet tokius pinigus skirti, kad nebūtų kur skirti. Kiekvienas turi dirbti savo darbą, policija savo, o dabar čia antrą policiją, kuriam kažkokį tai stabdyk nusikalstamumą, kažkokį tai... Galiu atsakyti. Ne. Aš galiu atsakyti. Kažkiek ten 20 procentų, tai nesąmonė būtų. Tai vien bausi, tai tą procentą jie ims. Tai čia yra... Dabar kaip tik yra, noriu pasakyti atvirkščiai, kad yra, dabar skatinam, kad policininkai žodinių geriau įspėjimų negu baudom. Tai tų baudų, kaip matote, yra pateikta statistika mažėja. Taip. Bet aš norėčiau pasakyti, kad praeitam komitete tokia mintis iškilo, kad leiskim duoti sutikimą pakelti 40 procentų, padidinti materialinę bazę policijas, skatinti ir kad iš tų pačių pinigų būtų vykdoma prevencinė programa Stabdyk nusikalstamumą. Čia aš kategoriškai esu prieš, nes ta programa buvo nieko bendro neturi su to dabar komisariato prašymu ir tada mums tikrai liktų kokį 50 000, gal ne tiek neliktų tai programai. Tai būtų jokinga. Ir tas projektas Stabdyk nusikalstamumą, būtent šitą programą su pinigais, yra labai per anksti. Kodėl? Todėl, reiškia, prieš mum apsisprendžiant balsuoti už ją ar prieš ją, mes turim turėti aiškumą, ar rajono biudžete bus lėšų. Būtent tokia suma 200, kiek čia išeina, 31 800 litų. Jeigu mes dabar šiame tarybos posėdėje pritarėm šitai programai, tai jau besąlygiškai po naujų metų, tai yra ne po naujų metų, bet skirstant naują biudžetą, turim būtent šitas lėšas naujajam biudžetą jau numatyti, skirti šitai komisijai. Jau dabar skiriant lėšas, mano supratimu, tai turėtų būti kažkokia tai samatėlė, turėtų būti kažko tai numatyti, kažkom tai pagrysti, kad būtent reikia čia, gal ne 25 000 reikia tam punktui, gal reikia 15 arba 30 000. Čia kažko tai remiantis turi būti, jeigu aš teisingai suprantu tą problemą. O aš asmeniškai šiandien tikrai negaliu pakelti rankos nei prieš, nei už, nes aš nežinau, kokia bus situacija, sakykime. Nežinau, tai čia turbūt nebus. Ir vedėja Žiogienė mums paaiškins.
metai iš metų rajono biudžetas gaudavo įplaukas iš baudų, surinktų policijos komisariate. Taip? Ir dabar gauna. Gerbiama vedėja, koks procentaliai būdavo, kad tekdavo, grįždavo policijos komisariatui ir likusi suma daug maž kur būdavo panaudojama, kur ji nukeliaudavo. Ar tai būdavo įskaitoma į bendrą rajono biudžetą ir taip toliau. Nesuprantat, jeigu mes padidinam iškart šitai programai finansavimą, tai mes turim užsiprogramuoti, kad sekančiais metais kitiems punktams turi būti nebebus šaltinio finansavimo. Nes juk sutinkam, iš esmės finansavimo šaltiniai liks tie patys pagal dabar priimtus įstatymus. Ta turim priimti domėn. Tikriausiai ir komiteto nariai todėl pagristai kelia klausimą, ar iš ties bendra suma 231 000 programai Stabdyk nusikalstamumą yra visiškai finansiškai pagrįsta ir reali. Aš siūlyčiau, galbūt mes šiandien komitete jokio sprendimo nepriimsim, bent aš siūlysiu, bet tai yra pagal programą finansuoti, sakykime, minimalias išlaidas, kurios reikalingos, kad programa pradėtų veikti, veiktų, kas yra. O juk niekas nedraudžia ir policijos komisariatui atskirai esant sukauptų baudų, jeigu bus finansavimo šaltinis, kreiptis, pavyzdžiui, dėl konkrečių, ar tai transporto priemonių, ar tai ryšio priemonių ir taip toliau, pirkimo. Aš tai taip suprantu. Kito būdo nėra. Ar patvirtintumėt, ar paneigtumėt vedėją? Ką daryti, ką mes darysim, iš kur gausim pinigų kitiems reikalams? 230 programai Stabdyk nusikalstamumą, bet dar kiek grįždavo į policijos komisariatą atgal? Iš mūsų biudžeto negrįždavo į policijos komisariatą nieko. Aš pirmą kartą girdžiu ir tikrai jie tikriausiai naudojasi tuo 95 metų sprendimu, nes praeitais metais nebuvo patvirtintas procentas, kiek žinau, kiek jie galėjo pasilikti, tai jie naudojosi pagal seną tvarką. Tai ištaisydami klaidą turėtų grąžinti mums į biudžetą tą 20%, nes sprendimo neturi. O rajono biudžete nieko nėra numatyta ir ką mes gaunam iš jų baudas, tai yra mūsų biudžeto pajamos ir mes naudojam kaip pajamas bendra tvarka, kurios yra patvirtintos tarybos sprendimai. Bet irgi siūlyčiau iš tikrųjų gal geriau mums patvirtinti biudžete kokią tai sumą negu procentą. O jeigu jūs priimsit 231 ar kiek čia tūkstantį programą,